Sveiki, malonu Jūs matyti. Esu Rytis Juozapavičius, padėsiu moderuoti diskusiją. Labai ačiū, kad atėjot. Gėtės institutas rengia diskusiją apie ateities mokytoją. Čia mes turėsim 2 valandas padiskutuoti. Taigi, prieš pradant diskusiją norėčiau paprašyti Gėtės instituto direktorę Johanna Keller tarti sveikinimo žodį. Labą dieną visiems, atsiprašau, kad aš čia stovėjau, tai man labai malonu turėdama progą jūs pasveikinti čia diskusijoje. Švietimo ateitis, tai apie koks turėtų būti ateities mokytojas. Tai šita diskusija vyksta Goethes instituto projekto kontekste. Švietimo ateitis tai yra Vidurio Europos diskusija apie esminius pokyčius švietimo ir profesinio rengimo srityje. Tai mes šiandien čia diskutuojame ir labai esu dėkinga irgi mūsų svečiais iš Lietuvos ir Estijos. Bet irgi vyksta diskusija interneto svetainėje, tai goethe.de švietimo ateitis, Zukunftsbildung, tai turėsite informaciją irgi ant kortelės. Tai šitame projekte dalyvauja ne tik Vokietija, bet ir, kaip matote, tai Lietuva, Estija ir Čekija. Ir diskusija čia internete ir kitame šalyje, tai irgi Čekijoje, ir Latvijoje, ir Estijoje. Tai labai norėčiau padėkoti irgi mūsų partneriams, tai IQ interneto portalas ir LRT, tai mūsų partneriai šitame projekte. Tai aš jums linkiu sėkmingą diskusiją, irgi dėkoju mūsų moderatorius. Ir geros jums dienos. Labai ačiū. Tai noriu pristatyti mūsų svečius, kurie diskutuos, pasisakys. Tai Saulius Jurkevičius nuo 1994 metų vadovauja Vilniaus licėjui, viduriniai mokyklai, įkurtai vadovaujantis Vakarų Europos gimnazijų modeliu. Vilniaus licėjus pelnė aukščiausią įvertinimą 2011 metų Lietuvos gimnazijų ir vidurinių mokyklų reitinge. Nuo 1997 metų licėjus dalyvauja tarptautinio bakalaureato organizacijos programoje ir teikia šiuos prestižinius diplomus. Tai Saulius, toliau Eglė Pranckūnienė, Vilniuje įsikūrusio mokyklų tobulinimo centro, nepriklausomos nepelno organizacijos, kuri palaiko mokyklų tobulinimo procesus Lietuvoje, ir alternatyvių profesinio lavinimo mokyklos pagrindų modelių sklaidą vadovė. Ir mūsų svečias iš Estijos, Hasso Kukemelk, yra Tartu universiteto švietimo vadybos asocijuotas profesorius, disertacijos apie studentų mokomosios medžiagos supratimą autorius. Hasso Tartu universitete dirba per 20 metų, prieš eidamas eiti dabartinės pareigas, jis buvo pedagogikos fakulteto dekanas, bendrojo ugdymo skyriaus vadovas, estų suomių mokytojų rengimo projekto vadovas. Tai mūsų pagrindiniai svečiai. Dabar noriu paklausti jūsų, kad mes geriau suprastume, kiek čia esančių žmonių dirba švietimo sistemoje, ar dirba ugdytojais, ar gali pakelt rankas? Tai labai smagu. Panašu, kad turim kompetentingą auditoriją. Mūsų diskusijos planas, kaip mes įsivaizdavom, irgi turėtų būti skaidrus, kad visi galėtų suprasti, kas laukia tas 2 valandas. Mes pirmą paprašysime mūsų ekspertų pasidalinti savo įžvalgomis apie tai, kas turėtų būti tas ateities mokytoja, atsižvelgiant į visus šiuos neramius, besikeičiančius laikus. Kai kiekvienas jų laisvai pašnekės, ką jie įsivaizduoja, mes paprašysime jūsų tose mažose grupėse, kaip jūs sėdite, padiskutuoti ir išrinkti keletą svarbių jums įžvalgų apie ateities mokytoją. Ir mes norėsim sujungti jūsų ir mūsų diskusijos dalyvių protus, užrašydami, ką jūs išdiskutavot, kas yra svarbaus, ir prašydami jų reaguoti, kad būtume kuo interaktyvesni. Ir paskui visą likusį laiką mes galėsime teikti jiems klausimus
išgirsti jų įžvalgas ir dalintis. Toks yra mūsų planas. Tai pirma, aš noriu tiesiog laisvai paklausti apie ateities mokytoją. Nežinau, gal tiesiog eilės tvarka, jeigu Sauliau pradėtumėt jūs. Taip, kalbėti apie ateities mokytoją dabar iš ties populiaru, bet norėdamas aš, kad ta mūsų diskusija gautų galbūt tam tikrus kontūrus, tokius atkreipti tokį dėmesį į kai kurios dalykus. Mes turime suprasti, kai dažnai kalbame apie apskritai mokytoją ir mokyklą, kad reikėtų apsibrėžti tam tikrus kontūrus. Kai pagalvoju, mokykloje mokinys ir apskritai žmogus praleidžia bene didžiausią savo laiką vienoje kažkokioje vietoje, beveik 12 metų. Tai yra, kaip sakoma, 1 iki 12 klasės. Ir dažnai, kai mes kalbame apie mokytoją, kalbame apie mokyklą, mes kartais bandome lyg kalbėti apie viską iš karto ir darosi labai sunku, nes mes vienas kito nesuprantame. Aš galiu parodyti, kodėl. 12 metų. Pirmiausia yra skirtingo amžiaus tarpsnio vaikai. Viena kalba galbūt, ir kai mes kalbame apie mokytoją, galime įsivaizduoti, kad yra 1-4 klasės, galbūt paskui yra pagrindinė mokykla, yra vyresnė mokykla. Ir tai kartais mus išmuša arba tiesiog mus nuveda kartais nesusikalbėjimo keliu. Tai aš noriu atkreipti dėmesį į šitą aspektą, kad mes visą laiką turėtume galvoje, apie kokį mes mokytoją ir apie kokią grupę mes lyg ir kalbame. Kitas dalykas yra tai, kad antras turbūt svarbus aspektas yra tai, kad yra įvairių labai mokinių. Ir galima pateikti, kad yra gabūs mokiniai, yra motyvuoti mokiniai, yra mokiniai su specialiais poreikiais ir yra, sakysime, dar net tokia savoka kaip itin gabūs. Todėl dažnai, kai mes kalbame apie amžių tarpsnius ir kai kalbame apie mokinius, su kuriais mums tenka dirbti, tai aš galiu tokius kraštutinumus parodyti, kad ne kiekvienas turbūt mokytojas Lietuvoje galėtų dirbti su itin gabiais mokiniais. Tai yra tokia paprasta tiesa. Lygiai taip pat ne kiekvienas mokytojas gali dirbti su spec poreikių mokiniais. Tai yra, spektras yra labai platus ir aš noriu, kad matytume tokį visą lauką, kai mes kalbame apie mokytoją. Ir tada kartais įvyksta nesusikalbėjimas tuo aspektu, kad mes norim labai subendravardiklinti kažką ir mums nesigauna ir tada tas mokytojas lyg ir tampamas tarp įvairių amžiaus grupių ir galų gale tarp skirtingų mokinių. Tai būtų tokie, sakysime, lyg ir įvadinis pastebėjimas. O kalbant apie mokytoją, koks jis turėtų būti ateityje, arba galbūt visą laiką man taip norisi, o koks iš tiesų turėtų būti mokytojas. Tai aš, mąstydamas apie mokytoją, išskirčiau galbūt tokius 3 esminius, galbūt požymius, kurie turėtų apibrėžti išties ir dabarties gerą mokytoją, ir ateities mokytoją. Tai pirmiausia, kai kalbėjau apie tos aspektus, tai aš manau, kad šitos tokios 3 mano pastebėjimai lyg ir bandytų apjungti, lyg ir visą tą visumą. Tai pirmiausia, aš išskirčiau, kad pedagoginiai, didaktiniai turėtų būti mokytojo gebėjimai sujungti su asmeninėmis mokytojo savybėmis. Keletą įskleidimų apie tai, ką aš pasakiau. Pirmiausia, mokytojas iš ties turi būti inovatyvus, turi valdyti įvairius mokymo metodus. Tai yra tokia tiesa. Ir tie įvairūs mokymo metodai, galima įtraukti dabar ir populiariasias vadinamasias naujasias technologijas. Taip, iš tiesų mokytojas turi laisvai disponuoti įvairiais mokymo metodais. Bet kaip visą laiką sakau, mokytojas negali naudoti tik vieno metodo. Jis turi vartoti įvairius tos metodus savo darbe. Kitas dalykas, kad tai yra, kai mes kalbam apie metodą, tai yra profesinė kompetencija. Tai iš tiesų tu turi, sakysime, laisvai mokėti arba, kaip sakysime, gerai atlikti savo darbą. Tai yra ta vadinama pedagoginė didaktinė kompetencija žmogaus. Ir prie to aš iš karto priskirčiau asmeninės žmogaus savybės, kas irgi yra labai svarbu. Kas tai turėtų būti? Gebėjimas bendrauti su mokiniais. Mokytojas turi turėti tam tikrą asmeninį patrauklumą ir turi turėti tam tikrą charizmą. Nes be tam tikrų šitų savybių iš ties mokykloje tapti įtaigiu arba net ir vartojant gerus metodus ne visada gali pavykti. Dažnai aš visą laiką turiu tokį pavyzdį. Mes galime paimti 2 vienodus tekstus ir nueiti su tais 2 vienodais tekstais į pamoką. Rezultatas gali būti labai skirtingas. Tai ir yra ta vadinamoji asmens žmogaus gebėjimas atlikti darbą ir būti įtaigiu. Tai metodo ir asmenybės junginys duoda tam tikrą profesinę gražią kompetenciją ir leidžia įeiti į mokinių širdis ir galų gale užvaldyti tam tikrą prasme ir jų protus. Tai labai svarbu jau čia profesinis aspektas. Antras turbūt aš
išskirčiau aukšta dalykinė kompetencija. Greičiausiai turbūt jinai reikalinga visose amžių tarpsniuose, tik tai skirtingose amžiaus tarpsniuose ta kompetencija reikalinga vėl su tam tikru aspektu. Jeigu mes kalbėtume apie besikeičiantį pasaulį, apie kurį mes dabar taip labai mėgstame kalbėti, iš tiesų ta profesinė kompetencija, kurią mes įgyjome, dalykinė kompetencija, kurią įgyjome anksčiau, jie visą laiką reikia tobulinti ir tas turi būti nuolatinis atsinaujinimas. Yra sunkiai įsivaizduojama, ypatingai dirbant su vyresniais mokiniais, kad literatūros mokytojas, ten istorijos mokytojas, gamtos mokytojas neskaito, nesidomi arba negyvena tam tikro, na, sakysime, vidinio dvasinio gyvenimo ir nemato tai, kas vyksta. Tai galima labai stipriai atitrūkti ir praktiškai užsidaryti savame sraute. Kitas dalykas, nebegalės daryti jokios įtakos tam tikrai grupiai mokinių, nes mokiniai, na, prieina, mato tuos pasikeitimus labai akivaizdžiai. Tai mokytojas išties turi būti tuo požiūriu, na, ypatingai be atsinaujanti asmenybė. Ir trečias turbūt dalyką išskirčiau tokį turbūt pagrindinį, tai čia turbūt gradacijos ir prasme, nuo ko aš taip dėlioju. Tai kad pirmas labai būtinas, antras, kaip sakoma, nes galima ir be dalykinės kompetencijos kurį laiką, kaip sakoma, vėl žiūrint, kur tu arba su kuklesne dalykinė kompetencija atlikti savo darbą. Ir trečias turbūt yra labai svarbus, kad mokytojo tos vertybinės nuostatos, tam tikras idealizmo pojūtis turėtų išlikti mokytojo širdie visą laiką. Tas toks brutalus pragmatizmas, kuris taip skverbėsi į mokyklas, jis kartais darosi labai atstumiantis. Sunku įsivaizduoti mokytoją be tam tikros, na, sakysime, idealistinės ugnelės. Mokytojas turi būti visuomeniškas, tai irgi labai svarbu. Tos aukštos vertybės, apie kurias aš kalbu, tai yra tam tikras teisingumo jausmas turi būti, nešališkumas mokytojo. Labai svarbu turėti savo poziciją, na, ir turėti įgimtą savigarbos jausmą, turėti tam tikrą orumą mokytojui. Ir visa tai yra labai matoma mokinių mokykloje. Mokytojas turi būti iš tiesų tam tikra asmenybė, kad jisai galėtų daryti, na, taip sakysime, įtaką, kad mokiniai jo galėtų tikėti, galų gale mokiniai galėtų gerbti. Dažnai sako, kad nuvertėjo mokytojo prestižas. Aš visą laiką sakau, kad tai sąlyginis. Yra mokytojų, kurių vertė išlieka bet kokiomis sąlygomis, nepriklausomai nei nuo atlyginimo, nepriklausomai nuo tavo apsirengimo, nuo tavo įgytų materialinių vertybių. Yra tiesiog žmonės, kurie ypatingai yra gerbiami mokinių ir bet kokiomis sąlygomis. Tai va čia tokie mano būtų tokie įvadiniai 3 aspektai. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū, Sauliau. Tai šiandien mes diskutuojam apie ateities mokytoją, tai aš taip suprantu, kad mes sau galim iš tikrųjų leisti taip kaip ir pasvajoti, vis tik kokio to mokytojo mes kaip ir norėtume. Ir aš galvoju, kad norėčiau pradėti nuo to, kad apie ką aš iš tikrųjų labai svajoju, kad mūsų valstybėje ar įvairiose mūsų valstybėse būtų suvokta mokytojo, kaip ir mokytojo reikšmė, kiek mokytojas realiai prisideda prie mokinių mokymosi. Ir mes tikrai turim daugybę visokių tyrimų, kurie parodo, kad, sakykime, jeigu yra 2 vaikai, kurie yra panašių gebėjimų, panašių pasiekimų lygio, ir, sakykime, jeigu su vienu dirba labai geras mokytojas, su kitu dirba prastas mokytojas, tai per kelis metus jų pasiekimai tiesiog, tas skirtumas tarp tų 2 vaikų pasiekimų yra tiesiog dramatiškas. Ir aš tiesiog, kaip ir mano svajonė yra tokia, kad tikrai tokių dalykų ateityje nebūtų, kad tikrai dirbtų šitą profesiją, rinktųsi tikrai tik tai labai geri mokytojai, būtent turintis tam ir pašaukimą, ir tam tikras kompetencijas, ir tam tikras asmeninės savybės. Tai mano nuomonė, kad į mokytojo profesiją turėtų ateiti žmonės, kurie tikrai nori būti mokytojais, kurie tikrai turi tam tikras būtinas kompetencijas, kurie turi tam tikras vertybinės nuostatas ir kurie yra stiprios ir savarankiškos asmenybės. Nes, man atrodo, vienu metu, kaip ir buvo jau pradėta laikytis tokio požiūrio, kad mokyti gali bet kas, ir mokytojų svarbiausia turėti kažkokį tai arsenalą įvairių technologijų, įvairių mokymo metodų, išmanyti patį turinį, ir tada, jeigu tu visą tai valdai, tai
tai tu gali tą daryti, bet vis tik mokytojas dirba kaip ir savimi, visa mokytojo asmenybė yra, žodžiu, labai svarbi, žodžiu, jis ne tik perteikia kažkokį turinį, bet jis jį perteikia ir grinai savo elgesių, savo santykių su kitais ir šitie dalykai, aš manau, yra labai svarbus. Aš norėčiau, įsivaizduojant tą mokytojo ateitį, aš norėčiau pasiremti ir tokiais pamastymais, kurie jau yra padaryti daugelio. Tai yra tekę skaityti tokį, žodžiu, tokį apibendrintą tyrimą, kur buvo įsivaizduojama, kaip mokytojai dirbs 2030 metais. Tai aš ir kažkaip čia daug kas man tikrai pasirodė, kad labai artima taip, kaip aš įsivaizduoju, tai vis tik ką ateityje mokytojas turės daryti. Tai pirmas dalykas, kad mokytojas turės labai gerai matyti kiekvieną vaiką. Mokymasis taps labai individualizuotas. Žodžiu, tai vadinasi, mokytojas turės gebėti pasiekti tą kiekvieną vaiką. Mokytojas taip pat kartu bendradarbiaudamas ir su mokiniu, ir su tėvais, ir, žodžiu, su visa bendruomenė, turės prisimti atsakomybę už kiekvieno vaiko pažangą. Žodžiu, ir va tas būtent atsakomybės prisiėmimas ir, žodžiu, gebėjimas tą pažangą išvelgti ir ją matyti ir padėti kiekvienam vaikui siekti pažangos, manau, bus labai svarbu. Kitas dalykas, vis tik labai stipriai keičiasi ir tos technologijos. Mokytojas dabar turi visą didžiulės galimybės. Ir vadinasi, yra ir ta globali švietimo bendruomenė, ir yra ta bendruomenė ir ta vat klasė, su kuria tu dirbi va čia ir dabar. Vadinasi, mokytojui reikės sugebėti būti čia, savo klasėje, toj artimojo aplinkoje ir lygiai taip pat veikti toje globaliojoje aplinkoje, tose globaliuose tinkluose. Tai reiškia ir tas ir technologijų išmanimas, ir gebėjimas pasinaudoti visų tuo lobynu, kuris yra sukauptas, yra labai svarbus. Dar, man atrodo, labai svarbu yra tai, kad mokytojas ateityje turėtų vaidinti ir prisimti labai įvairius vaidmenis. Tai mokytojui reikės turėti ir tam tikro verslumo, ir labai daug iniciatyvumo, ir gebėjimo užmegzti partnerystės įvairiausias, ir gebėti kaip ir išeiti ir už mokyklos ribų, ir matyti tą platesnį pasaulį, ir jį pajungti mokymuisi, ir taip toliau. Bet man atrodo, pagrindinis dalykas iš tikrųjų yra tas, kad vis tik aš įsivaizduoju, kad ateityje į šią profesiją ateis būtent tie žmonės, kurie tikrai nori tą daryti, kurie didžiuojasi tuo, ką jie daro ir kurie tame mato tikrai didžiulę prasmę. Paprašysime Haso pasidalinti savo įžvalgomis. Thank you. Very many quite important ideas have been said already, but I would like to stress that definitely school is institution what is preparing you for the adult life to be effective. School is institution what is preparing people for the adult life to be effective in our society. And teacher is a person who is guiding these young persons to reach that aim, to reach that goal. And if we speak about current situation in societies, then we can see that in educational field we have a very revolutionary situation today. Schools like to behave like they have done last 20-30 years, but schools feels that they can't do that anymore. There are problems with youth, problems with society. And from the other side, children and parents, they want something, but they really don't know what is this something, what they want. They wait for the changes, but they don't know what are these changes, what they are waiting for. So it's quite messy situation. What I can see from different studies and tendencies analyzing closest past, then this situation is caused quite mostly from ICT side. Computers made world much smaller for us. Much more information is available for us. And it means that teachers today not anymore main source of knowledge in school, and much less
in coming 5 or 10 years. And more it means that teachers' role is changing in the society, school role is changing in the society, and we have to define what we should leave it in that future society for the school and what we are going to leave for the teacher to do. How much social influences, what is role in knowledge field, what we are going to teach, what we are going to match together as understanding about the world itself, what kind of learning skills we are providing for the children, and also how to systematize this massive amount of information what we can get everywhere around us. What is right information, what is information with mistakes, or what is somehow influenced by some movements in information, and how to handle with that kind of information. So we have to survive in this so-called information society, and teachers should support and help students to do that. To be successful in that field, we need quite often creative persons, but not only creative persons, we need also persons who are changing these creative persons' ideas into real items, real services. So we need creativity from one side, but from the other side we need persons who know rules and tendencies, ordinary tendencies going on, and who can keep routines in everyday life to feel ourselves quite safe. So it's quite strange world and somehow unpredictable world. We can have very different imaginations about excellent teacher. About 20 years ago in one American university, professors tried to develop the best teacher education curriculum for teacher. And when they all needed things, all needed stuff right down, then they discovered that it needs at least 25 years schooling to be excellent teacher. And if you have been 25 years in the university to study to be a teacher, then at least the beginning of that is too old already, and you have to start from the beginning again. So it's lifelong learning anyway for the teacher, to try to be a good teacher. So that's my ideas at the beginning.